Taigi, sveiki visi, sveiki mylėjai ir vėlgi noriu šnekėti tema vadinasi apie norus, kaip suprasti savo norą arba kaip atrasti savo pašaukimą. Ir tai yra viena iš ganėtinai svarbių temų, kada žmogus pradeda savęs ieškoti, vadinasi. Savęs ieškoti, tai turiu omeny atrasti savo mėgiamą veiklą arba suprasti savo norus. Ir šiandien daugiau tai pasidalinsiu apie kaip suvokti tą norą iš tikrųjų, kad tai yra tas grynas jūsų tikras noras, ar tai yra kažkokia tai laikina stotelė arba laikina užgaida tam tikram momente. Ne? Ir kartais žmogus sako, labai stipriai norėjau, pradėjau kažkokią tai veiklą, kažką tai atlikau ir tas noras išgaravo. Ir kaip tuos modelius maždaug savyje suvokti, kas yra jūsų tikras noras, o kas yra laikinas momentas. Iš esmės, vieną noriu tokį dalyką pasakyti, kad kada yra labai stiprus noras, tarkime, labai stipriai kažko tai yra norima. Tai kalbant apie patį dualumą, nes dualumas realiai jisai egzistuoja visame kame. Gyvenime egzistuoja diena naktis, ten, tarkime, paėmus ten juodą, baltą ir tam tikri kiti dalykai. Dualumai jie visada yra, tik tai tiek, kad tos amplitudės jos yra arba smarkiai viena nuo kitos atitolusios, arba viena su kita tas dualumas suartėja, artėjimas kažkoks vyksta dualumo. Ir kada tas dualumas, jisai suartėjimas vyksta, ganėtinai sako, dualumas išnyksta. Na, taip tiesiog yra kalbama. Ir tai tada to dualumo kaip ir nebelieka. Tai dualumas, džiaugsmas, liūdesys, tarkim, jeigu žmogus džiaugtis moka, tai savaime suprantama, kad jisai kitoje pusėje liūdėsio, tarkim, kitos tam tikros emocijos, tai yra dualumai. Tik tai tie dualumai, jų gyliai gali skirtis. Ir iš esmės, kas labai stipriai džiaugiasi, tai sakoma, antiek stipriai paskui ir liūdė. Tai yra tas dualumo esminis dalykas. Taip, ir tie kertiniai taškai, jie vienas nuo kito gali būti arba smarkiai nutolę, arba jie artėja vienas šalia kito. Tai tas pats yra apie norus. Ir kada kalbu apie norą, tai jeigu vienoje pusėje yra didelis noras, tai iš esmės dualumas yra didelis nenoras. Vadinasi, ir tai yra pirmas momentas, ką galima savyje atpažinti, kad tai yra kartu ir labai stipriai noriu, bet kartu ir stipriai taip pat nenoriu. Tai yra esminis dalykas, kas padeda apsispręsti tam tikrose gyvenimiškose situacijose arba gyvenimiškose priimamuose sprendimuose, tiek renkantis partnerį, tiek, tarkime, kažkokios tai pradedant saviugdas, ar ten, tarkime, pradedant hobių kažkokiu tai domėtis, ar atrasti kažkokią tai naują veiklą. Dažniausiai tikras noras jisai ateina natūraliai. Ir tai nebūna, kad labai kažko tai stipriai noriu ir ten tiek stipriai noriu ir tada ties tuo stipriuoju noru įvyksta taip, arba jisai tas noras, aišku, labai stiprus, galingas ir pradedant apie santykį pasakoti, labai stipriai žmogus nori, jisai tiek visko įdeda, įkrauna į, žodžiu, ten gėlės, ten visą kitą, ir tas fiasko jisai staiga užgesta ir žmogui ateina kita būsena tiek stipriai to paties nenorėti, nes tai yra dualumas. Kuo stipriai norima, to kažkur tai stipriai to ir nenorima. Kodėl ta tokia situacija yra? Čia, aišku, gali būti tam tikros priežastys, kurios būtent tą mechanizmą vienas prie kito laiko, ne, tarkime, tą stiprų norą ir stiprų nenorą. Tai tas pats, kad žmogus, tarkime, sako, man labai nepatinka tas žmogus, tai kitoj pusėje jisai labai patinka. Tai čia lygiai tie patys, iš tikrųjų, kad ir kaip ten būtų keista, bet ir lygiai tie patys dualumai. Ta suprasti, suvokti, aišku, kai kurie būna, tarkime, žmogus sako, man labai jis nepatinka, ir žmogus bendraudamas, sako, man antiek jisai dabar patinka, dėl to, kad dualumas yra tiesiog kitoje amplitudės pusėje. Jeigu kažkokia tai dalykai išsisprendžia, žmogus savaime suprantama, jam ateina ta kitoji dualumo pusė. Tas pats ir, kaip ir minėjau, su tais, vadinkime, suprasti savo norą, paieška savo kažkokio tai pašaukimo, veiklos naujos ir panašiai.
Stiprus noras jis dažniausiai yra kaip užgaida. Ir vat tai yra tas momentas, ką vertėtų atpažinti savyje, ne, tarkim, jeigu labai stipriai kažkokios tai automobilio norima, nu, tarkime, paimkime automobilį. Ant tiek yra stipriai, giliai norima to automobilio dėl kažkokių tai priežasčių, tai yra užgaida. Bet kada žmogus priema sprendimą tiesiog, kaip ir norėtų naujo automobilio, nu, tarkime, naujas automobilis, ne? Norėtų to naujo automobilio, bet žmogus renkasi, jisai neskuba, jisai galbūt pasižiūri tam tikrus kriterijus, kodėl taip toliau. Ir jisai galiausiai priema sprendimą įgyti tą, vadinkime, automobilį, tiesiog priimant jau sprendimą ne ant užgaidos. Nes užgaida dažnu atveju jinai gali arba greitai išgaruoti, arba žmogus iš karto turi ją pildyti. Ne, vat, užsigeidžiau iš karto, vat, kad dabar tai įvyktų. Ir tai viskas priklauso nuo situacijų, bet iš esmės tai yra ne tavo gilusis noras. Vat, ką noriu paminėti, kad tai nėra tas tikras tavo noras. Tai yra užgaida. O tai užgaida gali būti, kad noriu čia ir dabar, pavyzdžiui. Ar ten tam tikri kiti tam tikri vidiniai dalykai, kurie apsipina tuo, kad yra stipriai labai kažko tai norima. Kalbant apie santykį, poros santykį, kada žmonės susitinka du ir staiga pas vieną gimsta noras turėti tą moterį, būtinai ten taip toliau ir tada visi ten bandymai kažkaip tai išlaikyti tą žmogų, tik tai vat, padaryti įspūdį ir taip toliau, tai yra užgaida. Iš esmės tai yra kažkas tokio, kas žmogui rezonuoja, vat turėti tą žmogų. Nors iš esmės mes ganėtinai puikiai suprantame, kad žmogus yra ne daiktas, jis yra asmenybė su savo poreikiais, norais, vertybėmis, su savo asmeniniam kažkokiam tai tam tikrom vizijom, idėjom ir panašiai. Žmogus yra kažkokia tai struktūra, tarkime, ne, su savo vidiniu kažkokiu tai pasauliu. Ir kitas žmogus lygiai taip pat yra su savo kažkokiu tai vidiniu pasauliu. Kada yra stiprus noras, dažnu atveju, kada mes labai kažko tai stipriai norime, kaip taisyklė gyvenimas, tai iš mūsų traukia, ne, nu, tarkime, tam, kad mes galiausiai žmogus įsigilintų į tai, kad, vis dėlto tai nebuvo tavo kažkoks tai tikrasis noras, tai yra tavo užgaida, atkreipk į tai dėmesį ir kada tai pasitraukia iš tavo gyvenimo, tu tada sėdi liūdnas ir tau nesmagu ir panašiai, nes, iš esmės tiesiog stipriai buvo to norima. Tikrieji norai, jie iš esmės ateina labai natūraliai. Žmogus dažniausiai jisai tada negalvoja, kad, to labai stipriai noriu, ar ten kažko tai stipriai nenoriu. Nėra tokio svarstymo iš esmės. Vat, nelieka to tokio galvoti, kad galbūt dažniau tada atsiranda toksai, taip, aš norėčiau. Ir elementariai tiesiog pateikiu pavyzdį, man nesenai klientė pasakojo apie tokią situaciją, sako, kaip aš pradėjau atpažinti savo norus. Jinai tiesiog sakydavo, aš sėdžiu namuose ir aš taip staiga kažko tai užsinorėjau. Užsinorėjau, kad namuose būtų kažkoks didelis puodelis arbatos, nes norėčiau didelį arbatos puodelį, gerti jame arbatą ir man reikalingas kažkoks didelis. Ir aš sako, taip panorėjau, taip, ir tas noras, jisai toks natūralus, neužgaidinis noras, jeigu ir to nėra puodelio, kaip ir nieko nenutiks, bet tai yra noras, kurį aš noriu įgyvendinti. Ir sako, po kelių dienų aš nuvažiuoju, nusipirku tą puodelį ir sako, man iki šiandien dienos tas puodelis kiekvieną kartą atneša džiaugsmą. Aš geriu ir man sako, jisai kažkokį tokį teigiamą momentą palieka. Tai yra tas noras, kuris yra nuoširdusis noras. Ir sako, jeigu tas puodelis, sako, aš kartais pagalvoju, tas puodelis sudužtų, ar aš liūdėčiau, ne, aš galbūt nuvažiuočiau tokį patį, nusipirkčiau ar kažkokį tai panašų, bet tai yra tas malonus kažkoks tai, sako, momentas, kuris jisai tave džiugina, tiesiog tau džiugina, tave džiugina. Tai tie norai labai tokie subtilūs dalykai, bet aš visada atkreipiu dėmesį ten, kur yra ypatingai dideliai norai. Tai ten yra įtampa tada. Ir kada yra tas didelis noras, yra sąstingis, yra įtampa, yra pastanga kažkokia tai. Ir ta pastanga, būtent, jinai būna žmogų nuo žmogaus stumia iš esmės. Kaip ir fainai, žmogus gali ten dalintis, bandyti norėti, turėti to kažko tai, bet kada yra žmoguje įtampa,
tą įtampą, jeigu taip kalbėti apie dviejų žmonių santykį, tai yra įtampa jaučiasi ir tada natūraliai kažkaip tai vat, jaučiasi kietumas kažkoks. Vat, tiesiog vat, tai yra vat, tas jausmas. Ne? Ir vat, tas pats yra su hobiais, tas pats yra su savęs paieškomis, tas pats yra su kažkokiais, tai tarkime, žmogus pradeda ieškoti hobio savo. Jeigu hobis yra ieškomas ant labai stiprių didelių norų, tai greičiausiai, kad tą hobį užsiemus kažkokią tai savaitę laiko, tas hobis bus nebeįdomus. Ir tada žmogus susiduria, aišku, su kita pusė, sako, aš vėl netradau savo pašaukimo. Aišku, tose momentuose nereikia nukabinti nosies ir panašiai, eiti toliau, bandyti toliau, bet būtent tas momentas, kada žmogus atkreipia dėmesį į tai, ant kiek stiprus tas noras ir kas imponuoja tą norą. Nes kartais ne pats hobio atradimas, ne, vat kažkoks tai, bet gali imponuoti kažkoks tai žmogus, kuriame tu nori kažkokio tai pašaukimo, nežinau, mokytojas gali būti kažkoks ar ten dar kažkas, dėl kurio tu užsidegi būtent eiti kažkokio tai hobio, ne, vat hobio užsiimti kažkokio tai. Tai vat hobio atradimas ir yra tavo interesas, bet interesas yra ne iš didelio labai noro. Interesas tavo, asmeninis interesas, tavo noras, jis gimsta natūraliai. Kada žmogus sako, aš visai norėčiau šito amato išmokti. Ir man tai yra įdomu. Žmogus pats atkreipia dėmesį, kaip nuolatos, tarkime, internete seka kažkokias, tai tarkime, temas, ne, kur stebi žmonės, kurie užsiema kažkokiu tai atitinkamu hobiu. Ir tai nėra dėl to, kad tai yra draugė, draugas ir panašiai, bet tiesiog pats žmogus savaime atkreipia dėmesį, kada jisai kažkuo tai domisi. Ir va tai yra pagrindinis momentas, ką verta atkreipti dėmesį. Dabar pateikiu pavyzdį, tarkime, jauna šeima, gimsta jaunoje šeimoje vaikas. Ir tas vaikas, jisai kažką veikia, kažką jisai daro, ne, jisai vienas ten pradeda šokti anksti, ne, ten judesius kažkokius tai atlikti. Vaikas jisai dar nemasto, jisai nori, nenori, jis intuityviai eina. Vaikai, vat, jie einantys yra intuityviai. Vėliau žmonės augam, suformuojami stereotipai, vertybės, aplinka ir tada. Ir tada kažkuris laikas ateina, žmogus pradeda ieškoti to savo pašaukimo, kas iš tikrųjų, vat, tos pašaukimus mes kažkokius jau turime vaikystėje, galima sakyti. Ir ten, iš esmės, kai vaikas kažką tai daro, jisai negalvoja, kad aš labai to stipriai noriu, jis tiesiog atsistoja ir šoka, ne? Arba piešia, arba ten kažką tai galbūt atkreipia dėmesį ten tėveliai, ne, kad vaikas ten atsukinėja kažkokius tai varžtus, kažką tai remontuoja ir jam vis įdomu ir jį traukia prie to. O tai ir yra tai, ką iš esmės verta skleisti. Kaip sakoma, sėti sėklą ten, kur tas talentas galėtų sukurti tam tikras sąlygas, kad tas talentas galėtų ten realizuotis. Tas pats ir užaugus, kurie susiduria su tom situacijom, kuriuose bando atrasti savo norą, kažkokį bando atrasti savo pašaukimą, hobį, interesą ir panašiai. Tai lygiai tas pats, kaip tėvai stebėtumėt savo vaiką, ką mėgstate veikti. Tik reikia pastebėti. Ne? Vat, kaip ir minėjau, internete žiūrite kažkokius tai video, žiūrite kažkokias tai temas. Tai reiškia, tas temos jūs domina, reiškia, jūs karts nuo karto grįžtate prie tų temų. Ir tai jau yra vienas iš ženklų, kad vadinasi, tai yra jūsų interesas, jūs to domitės. Ir tik po to eina tam tikri žingsniai, kurie arba jūs sustabdo nuo to realizavimo ir siekti, vat, tarkime, eiti tą savo interesą skleisti, nes kartais protas įsijungia ir sako, ai, man čia per vėlu, ai, čia jau aš neturiu laiko, tai čia proto žaidimai. Bet iš esmės pats interesas reiškia yra jumyse ir tai tuo atsisakyti savo intereso, aš visada rekomenduoju to nedaryti ir realizuoti savo interesą. Dar kitas momentas, kuris gali kažkiek tai trukdyti nuo jūsų intereso, tai kad kartais žmonės turi tokį mąstymo būdą, kad jeigu jau kažkuo tai užsimti, tai vadinasi būti geriausiu. Tarkim, jeigu eiti į konkursą, tai jį laimėti. Jeigu daryti kažkokį tai užsiėmimą, tai būti geriausiam. Arba jeigu kažką tai kurti, vadinasi sukurti tai, ko apskritai neegzistuoja. Ir tada žmogus, turėdamas tuos mąstymo modelius, jisai save apriboja nuo, tarkime, to galimybės tiesiog realizuoti save.
Tai neturėtų būti kažkokie tai siekiai kažkur tai, ne, kad jau jūs ten atsistosite pačio aukso kalno viršūnėje, bet esmė yra tame procesas. Iš proceso žmogus patiria malonumą procese. Ir proceso metu ateina rezultatai kažkokie, ateina suvokimai, supratimai ir netgi tie žingsniai etapas po etapo natūraliai pradeda tas noras realizuotis arba ta jūsų interesas realizuotis. Ką dar norisi paminėti apie tą norą, taip pat pagrindinis momentas ir yra tas, kad didelis labai noras tai nėra interesas. Tai nepainioti šių dviejų momentų. Tas pats kalbant apie santykius, kur yra stiprios traukos, kur yra stiprus potraukiai labai, ne, ir kai žmonės įkrenta į tos potraukius, tos aistras ir panašiai, ir tada prabunda iš šitų momentų ir sako, aš iš vis ten nesuprantu, kodėl su to žmogumu ėjau kažkokį tai atkarpą ir panašiai. Tai tai ir yra irgi tas momentas, kada šie dalykai turėtų būti bėgant laikui, proceso metu santykis auga, gilėja, tas pats ir su interesu, proceso metu žmogus patirdamas malonumą, jisai tobulėja ir iš to jisai patiria patį didžiausią malonumą. Malonumas, tai ir yra esminis dalykas. Pačiam įdomu, interesas traukia, įdomu ir tada, žodžiu, yra būtent su tuo ateina kiti dalykai, kiti momentai, kurie pereina žmogus į tolimesnius etapus. Tai apie norą ir apie hobį kalbant, ne, tai tą ir norėsiu šiandien daugiau pakalbėti, kad dabar kiltų klausimas iš esmės žmogui gal, kodėl yra žmonės, kurie vienas kitą labai stipriai patraukia ir įkrenta į tam tikrus momentus. Tai yra, aišku, plati tema, bet viena iš jų tai yra, dažniausiai tai yra painiojama geismas, aistra arba didelis potraukis su ilgesiu. Ilgesio reikėtų nepainioti su aistra arba geismu, nes geismas yra lygų ilgesys, stiprus ilgesys, ko ilgiesi. Kažką tau tas žmogus gali imponuoti savyje, to, ko tu ilgiesi labai. Ir tada, kuo gilesnis ilgesys, tuo yra stipresnė energija ir stipresnė trauka. Ir aišku, kiti momentai rezonansiniai principai, kuriais gali žmogų vienas prie kito labai stipriai traukti. O kada yra labai stiprus atitolimas, labai didelis ilgesys, labai senai kažkas, tai tada tiesiog vieną prie kito tiek traukia, kad žmonės įsisuka tada į tas visokias aistras ir ten, žodžiu, ir tada sako, kas čia buvo. Tai realiai šitą momentą norėjusi šiandien prakalbėti. Aišku, ties to ilgesio ir geismu, tai jisai toks yra platesnė tema, bet šiandien aš tiesiog preliminariai, kad tai yra, nereikėtų painioti geismo, didelio noro nuo ilgesio ir užgaitos. Tai yra tas momentas, iš esmės, labai svarbus momentas. Todėl hobis, nauja veikla kažkokia, kur gyvenime žmogus nori atrasti savo veiklą, tai galiausiai dažniausiai reikėtų tą norą paleisti vėlgi, ne, ir stebėti save. Stebėti save, stebėti aplinką, vadinasi, stebėti aplinkui besisukančius žmonės ir stebėti apskritai, jeigu žmogus kažkuom tai užsiema, tarkime, nes, būna, ne, tarkime, žmogus kažkuom tai užsiema ir staiga tu atrandi irgi, kad tai yra tavo interesas, ne kažkoks tai, bet kada žmogus dalinasi savo interesais, kitas žmogus gali iš vis tai nesudominti ir tai nėra tavo interesas, vadinasi, yra žmogus, kuris dalinasi ir tada tau kyla tokia idėja, visai gera idėja, visai norėčiau aš galbūt pamėginti ir pasižiūrėti, kaip man tai veikia, ar tikrai tai mano yra interesas. Arba kitas momentas, tas daro, kažkas pasisekė, ir aš noriu, nes galvoju, kad man irgi lygiai taip pat bus. Ir ne visada taip nutinka, nes tai yra noras dėl to, kad kažkam tai kitam pasisekė, bet kada nėra intereso, dažnu atveju tas noras nesirealizuoja, dėl to, kad interesas dažnu atveju pritraukia ypatingai didelis rezultatus, dėl to, kad žmogus daro pirmiausia iš intereso. Interesas. Čia yra labai svarbus dalykas, tas interesas. Tas pats kaip ir kalbu apie žmonės. Su bendrais interesais žmonės vieną prie kito traukia. Ir tada jie atranda tiesiog kalbą, viena kalba, atranda savo kažkokią tai temą, apie kurią gali jie diskutuoti, tarkime, hobis, jie diskutuoja, šnekasi, jie gali per naktis ten sėdėti, kalbėti apie tai, dalintis žiniomis, ten dalintis pastebėjimais, įžvalgomis ir tada vyksta praturtinimas kažkoks. Tai čia reiškia susitinka žmonės su bendru interesu, kur vienas kitą papildo.
Tai vat šiandien daugiau norėjusi ir pakalbėti apie labai stiprų norą, kada tikrai labai stipriai norite, palaukite, pralaukite tą norą. Geriausia yra tiesiog pralaukti tą norą. Kada žmogus nori staigiai užsinorėjo, nežinau, rankoje tatuiruotės didelės, ane, įsitatuiruoti ir nueina iš karto įsitatuiruoja. Ir iš esmės aš visada linkstu labiau į tai, kad pralaukite tą norą didelį. Ir jeigu noras grįžta keletą, 10 kartų tas noras grįžta, vadinasi, jums tikrai jau yra, ten, kalbėkime dabar apie, nežinau, išsitatuiruoti ant rankos kažkokią tai tatuiruotę, ne, ar ten, tarkime, nusipirkti kažkokį tai daiktą, ar ten tiesiog elementarūs tokie dalykai. Tai iš esmės tas noras turi nuolatos grįžti. Jeigu tas noras pasikartoja vis, vadinasi, tai yra jūsų noras, kurį jums reikia realizuoti. O jeigu noras yra momentinis arba labai stiprus noras, čia reikėtų suklusti ir galbūt pabūti sąmoningam ir šiek tiek pralaukti šitą dalyką. Tas pats, kas moteriai, apie moterį kalbant. Moteris gali, norai jos gali labai greitai kaitaliotis, kas 10 minučių pas ją gali noras keistis. Tai yra moteriškas momentas apskritai, vat moterims tai yra labai ypatingai vat šita tema svarbi. Tik moterim ir vyram, aišku, bet šiaip tai vat moteris gali pasiūlyti ją į kiną, tarkime, jinai sako, nenoriu, po 10 minučių pasiūlyti kiną, jinai gal dar pasakys ne, po 10 minučių pasiūlys, jinai sakys, o, einame į kiną. Tai vat čia vat ir yra tie momentai, kurie iš esmės rodo, kad moteris tiesiog norose gyvena. Bet kai kurie norai kartojasi. Vadinasi, jeigu moteris kalba, kad jinai nori ten šampūno naujo, jeigu jinai ten vieną akimirką nori jau ten kremo kažkokio, tai kitą akimirką jau jinai nori ten, nežinau, dar kažkokių tai kitų dalykų, ar jinai ten nori dar kažko, tai yra jos norai, kuriuos jinai pasakoja. Bet noras tikrasis, tas noras, kurį moteriai irgi ir pačiai reikia suprasti, ne, tarkime, tai yra būtent tas, kuris jau pasikartoja N kartų. Grįžtantis noras. Ir tas grįžtantis noras, jis rodys, kad tai yra tikrai tavo tas noras. Čia dar viena toks įrankis, kurį norėsiu šiandien prakalbėti. Ir tas noras, jisai gali grįžti po poros mėnesių, jisai gali grįžti po mėnesio vėl prisiminimas apie tą norą, ne? Tai reiškia, tai yra tavo noras. Tas pats yra su kažkokiom tai kitom situacijom apskritai, tokiom situacijom, kurios grįžta, kaip tu nori kažką realizuoti, ar ten kažkam paskambinti, tarkime, ar ten parašyti žinutę, ar ten taip toliau. Kada gimsta labai stiprus noras tai padaryti, tai reikia suklusti, bet jeigu karts nuo karto tas noras vis grįžta, vadinasi, tai reikia realizuoti. Vieni, aišku, žmonės iš karto, jie negalvodami realizuoja. Gimė noras ir jį padarė, ir realizavo kažką tai, ne? Gimė noras ir realizavo. Noras kilo apkabinti žmogų ir apkabino. Kitas nėra, bet kai kurie, ta prasme, reikia kažkaip kitaip gyvenime judėti. Bet iš esmės, tai ir yra tie skirtumai. O tam, kad suprasti savo tikrąjį norą, ką moteriai arba apskritai vyrui, tarkime, apie vyrus kažkaip šiandien nelabai man norisi kalbėti, bet moterims tai ypatingai tas momentas, galima norėti to, ten noriu to ir aš noriu tai, tą, žodžiu, ir galų galiausiai vienas noras kažkuris, kaip minėjau, grįžtamasis noras yra, tai reiškia, tai yra būtent tas noras, kuris yra tau tikrai svarbus, tau tikrai reikalingas ir, kaip aš sakau, neskubėjimas, kantrybė, tai atneša žymiai produktyvius sprendimus, rezultatus ir panašiai, kada yra neskubama. Pralaukiama, niekur tai nedings, niekur tai neišnyks, tiesiog pralaukiama ir tada žmogus jau kada apsisprendžia vidumi, ne, kai kuriems reikia to tokio, jo, dabar jau yra tai, kad taip, aš tai noriu realizuoti, tai yra mano pašaukimas ir aš tai jaučiu, kad dabar aš jau tikrai nekyla nei klausimo, nei abejonės, nei nieko, aš turiu eiti, susirasti, tarkime, kur galėčiau to hobio išmokti, kur galėčiau įgyti kažkokios tai tos tam tikros patirties ir žinių. Būna žmogui net jau eina tam tikri suvokimai, įsisąmoninimai, kad kaip reikia tai realizuoti, galbūt netgi mato visą jau paskui ir savo projektą kažkokį, tai tik reikalinga realizacija, viskas, kaip aš sakau, pirmin su daina reiškia, tai yra
tavo noras, kurį tau reikia jau pradėti realizuoti. Bet ne tie, kur taip noriu dabar, reikia dabar. Nu ir paskui būna žmogus sako, tai tik buvo tiesiog laikinas dalykas ir tai net nešė jokio ten didelio po to džiaugsmo ir tai tapo nebesvarbu gyvenime. Tai va, tai šiandien norėsiu daugiau kalbėti apie tai, kad nuolat pasikartojantis noras yra jūsų noras ir noras tas, kuris yra neužgaidinis noras, nestiprus noras, tas yra irgi jūsų noras. Tai aš tiems, kurie ieško savo pašaukimo, naujų veiklų kažkokių, tai arba kuom gyvenime užsimti, tai pirmas dalykas, prisiminkite vaikystėje, ką mėgdavote veikti, tai irgi gali būti jums signalas kažkoks, tai tada kitas momentas, pastebėkite, ką jūs sekate tam tikrose platformose, kokie jūsų video ir tam tikri kiti dalykai įtraukia nuolatos, nes kai įtraukia žmogus, jisai visada žiūri ir tiesiog apie tai domisi. Tai yra jūsų pašaukimas, su tuo gali būti jūsų kažkokia susijusi nauja veikla arba naujas hobis, tiesiog dėl savęs realizavimo, dėl intereso patenkinimo ir panašiai. Ir tam tikri kiti dalykai, kurie ateina natūraliai pasikartojant, tai irgi gali būti kaip galimybė suprasti savo tikruosius norus. Tai šiandien aš jums ir visiems linkiu atrasti savo tikruosius norus, juos realizuoti, atrasti savo interesus ir vis dažniau ir daugiau pritraukti žmonių su tais pačiais interesais, su kuriais jūs galėsite augti, tobulėti, dalintis žiniomis ir gyventi interese. Tai šiandien tiek tada, iki susitikimų ir iki.